Sveiki. Taigi, kaip jau matėme į ankstesniuose video, mokytojai susiduria su iššūkiais, kaip paruošti jaunus žmonės gyvenimui ir darbui aplinkoje, kuri be galo greitai keičiasi, kurios mes negalime nuspėti, kokia jinai bus, ir visą tai daryti priemonėmis, kurios nėra labai artimos, aš turiu mintyje technologinės priemonės. Kaip minėjau, jauniems žmonėms tos technologijos yra ne įrankis, kaip mes tai suvokiame, bet tai yra tiesiog pagrindas buvimo, darbo, bendravimo su aplinka, sąveikavimo su aplinka. Ir iš tikrųjų yra teigiama, kad būtent technologiniai įgūdžiai ir apspręs gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos ir dirbti. Taip pat bendro darbo gebėjimai yra vienas iš kritinių veiksnių sėkmingam darbui žiniomis grįstoje ekonomikoje. Tačiau reikia paminėti, kad tai nėra apie pačią technologiją, bet tai yra labiau susiję su dalykais, kaip ta technologija gali padaryti mokymąsi labiau įtraukiantį, labiau personalizuotą, efektyvesnį ir atitinkantį besimokančiųjų poreikius. Taigi, visgi mokytojai, kai eina kalba apie technologijų naudojimą klasėje, turi tam tikrų nuostatų arba tam tikro pasipriešinimo tų technologijų naudojimui ir tam yra pora paprastų priežasčių. Viena tai, kad žmonės tiesiog priešinasi pokyčiui, žmonėms senieji dalykai veikia ir kartais galvojama, kad kodėlgi tai neturėtų veikti ir toliau. Ir kitas dalykas, kad tai yra nauja ir mes nežinome, kaip tai veikia, nežinome, ar tai suveiks, nežinome, ar tai bus geriau ir panašiai. Tai iš inovacijų plitimo, ankstesnių inovacijų plitimo yra nemažai pavyzdžių. Pavyzdžiui, ir su tuo susijusių įvairių miesto legendų. Pavyzdžiui, kai pradėjo plisti geležinkelis, tai buvo manoma, kad jeigu traukinys važiuos didesniu negu 20 km/h greičiu, tai visi vagonuose esantys žmonės uždus dėl deguonies trūkumo. Dabargi traukiniai važinėja jau ir 500 km/h greičiu ir jaučiasi visiškai komfortabiliai. Kalbant apie švietimo technologijas, tai ypač Amerikos švietėjų ratuose sklinda tam tikri lyg ir anekdotai, kurie įdeda įvairias technologijas į perspektyvą. Tai kad XIX amžiaus pradžioje buvo sakoma, kad šiuolaikiniai moksleiviai negali mokytis efektyviai, nes jie nežino, kaip rašyti ant kreidinių lentelių, neišsitepę, negaudami, taip sakant, kreidos dulkių, nes jie jau pradeda naudoti popierių. Tada po 50 metų buvo sakoma, kad štai jie jau nebemoka pasigaminti rašalo patys, bet naudojasi pirktiniu ir kas bus, kai jie negalės nusipirkti rašalo, kaip jie rašys ir panašiai. Vėliau buvo, tarkim, 20 amžiaus viduryje sakoma, kad jie jau nebemoka rašyti plunksna, bet naudojasi plunksnakočiais ir taip toliau. Vėlgi vėliau buvo sakoma, kad žmonės nebemoka skaičiuoti, o naudojasi elektroniniais kalkuliatoriais. Tai kaipgi bus su jų gebėjimu skaičiuoti, jeigu jie neturės kalkuliatoriaus po ranka. Ir šitą vietoje beje yra įdomus paskaičiavimas. Stevenas Wolframas
garsus matematikas ir tokio rimto matematinio modeliavimo paketo programinės įrangos Wolfram matematika kūrėjas. Jisai paskaičiavo, kad kiekvieną dieną žmonija praleidžia maždaug 106 vidutinės gyvenimo trukmes, mokantis skaičiuoti ranka. Ne? Tai šitas tai yra labai didelė tokia žmogiška pastanga bendrai paėmus. Tai nėra labai įtraukiantis ar smagus dalykas ir jo praktinė vertė visgi yra ganėtinai abejotina, nes visgi išėjus į darbo rinką mes tikrai labai retai kada naudojame arba skaičiuojame mintinai, skaičiuojame rankomis, tą atlieka arba kalkuliatoriai, arba tokios programos kaip Excelis. Taigi mes ugdome įgūdžius, kurie paskui nėra pritaikomi gyvenime. Tai šito vietoje vėlgi mes turime labai žiūrėti, kokie įgūdžiai yra reikalingi, kokie bus naudojami gyvenime vėliau. Tai grįžtant prie iššūkio mokytojams, tai iš tikrųjų yra didelis iššūkis, kaip mokytojams paruošti vaikus darbui skaitmeninėme pasaulyje, kuriame lygtai jie patys nėra visiškai iki galo savi. Ne? Tai daugelis iš tų patirčių, pačių mokytojų patirčių su skaitmeninėmis technologijomis ne visada yra pačios pozityvios. Tačiau ką galima padaryti, tai yra du pagrindiniai dalykai. Viena, tai kad mokytojai turėtų stengtis kalbėti nauja kalba, mokiniams suprantama kalba ir prisitaikyti savo kalbą ir stilių prie savo studentų. Ir tai nereiškia, kad mes turime pakeisti kritinio mąstymo įgūdžius arba prisitaikyti, arba pakeisti tuos dalykus, kurie yra svarbus. Ne, visa tai lieka svarbu, kas ir buvo svarbu. Tiesiog tą daryti reikėtų šiek tiek kitaip ir ko gero geriausias būdas tą daryti yra kuriant dalyvavimo kultūrą, įsitraukimo kultūrą, kuri gali turėti tokias charakteristikas, kad joje būtų žemi barjerai arba mažos kliūtis saviraiškai ir įsitraukimui. Tas kaip tik turėtų būti skatinama, bendras kūrimas, bendras darbas kartu ir dalintis savo sukurtais rezultatais, kurti aplinką, kurioje besimokantieji suprastų, matytų, kad jų indėlis yra svarbus ir tokiu būdu kurti aplinką, kurioje santykiai su vienas tarp žmonių, tarp besimokančių tampa labai svarbus. Ir tokios aplinkos nauda yra keleriopa. Viena, tai kad mokiniai gali mokytis vieni iš kitų, mokytis tarpusavyje. Tokiu būdu jie gali gauti skirtingas kultūrinės patirtis. Tai ypač svarbu tiek užsienyje gyvenantiems lietuviams, arba jeigu mes klasėje turime, tarkim, užsieniečio vaiką Lietuvoje arba iš emigracijos grįžusi vaiką, taigi tokiu būdu tas įtraukimas ir tarpusavio bendravimas leidžia žymiai gilesnę tam tikrą kultūrinį apsikeitimą, kultūrinę saviraišką tarp žmonių. Kitas dalykas, kad tokia dalyvavimo kultūra, jinai ugdo įgūdžius reikalingus šiuolaikinėse darbovietėse. Ir kitas dalykas, kad tai ugdo įgalintus piliečius, kurie yra įsitraukę ne tik savo būsimame darbe, bet ir įsitraukę kaip piliečiai. O nauja akademinė
kalba yra, dabar pavardinsiu keletą sąvokų, tai viena yra žaidimas, ne? Tai tas nėra žaidimas, nerimtas žaidimas, bet žaidimas kaip gebėjimas eksperimentuoti su savo aplinka, kaip tam tikras problemų sprendimo būdas. Ne? Kitas dalykas yra veikla, tai yra gebėjimas pritaikyti įvairias alternatyvas, improvizuojant ir atrandant, ne? Tai pritaikyti dalykus, kurie nebuvo anksčiau taikyti tam konkrečiam tikslui, tai konkrečiai problemai išspręsti. Kitas dalykas yra simuliacija, ne? Tai yra gebėjimas interpretuoti ir konstruoti įvairius realaus pasaulio procesų modelius, ne? Ir žiūrėti, kaip keičiasi. Multitaskingas, daugelio užduočių atlikimas vienu metu, tai yra gebėjimas, sakant, skanuoti aplinką ir kreipti dėmesį, atrinkti ir kreipti dėmesį į pagrindinės detalės. Kitas dalykas yra platinamas pažinimas. Angliškai tas terminas yra distributed cognition, lietuviškai kol kas gero termino nėra, aš siūlau vartoti platinamas pažinimas, tai yra gebėjimas prasmingai naudotis įrankiais, kurie tiesiog praplečia žmonių intelektinės galimybės. Tai yra ir įvairios papildytos realybės aplikacijos, arba tai yra tiesiog mąstymą skatinantis arba palengvinantis įrankiai, tokie kaip minčių žemėlapiai ir panašūs dalykai. Minčių žemėlapių trumpas video taip pat bus pateiktas šioje programoje ir mes pasižiūrėsime, tai kaip gali tokio pobūdžio programos padėti tiesiog geriau struktūruotai mąstyti mūsų mokiniams. Taip pat kolektyvinis protas, ar ne, tai gebėjimas dirbti kartu ir ištraukti, apjungti vieni kitų žinias, dirbant bendro tikslo link. Taip pat gebėjimas įvertinti patikimumą ir įvairių šaltinių ir kiek tai yra patikima, kiek tai yra teisinga pateikiama informacija įvairiuose šaltiniuose. Gebėjimas atsirinkti tuos dalykus. Taip pat tinklaveika, kaip žmogus sugeba veikti tinkle, ieškodamas informacijos, ją sintetinamas ir skleisdamas. Taip pat tam tikras gebėjimas keliauti, jeigu taip galima pasakyti, keliauti per skirtingas bendruomenes, gerbti juose nusistovėjusias normas, nekritikuoti, bet stengti suprasti, perprasti ir iš to gauti savo naudą pagal savo tikslus. Ne, tai tokie yra vadinamasis naujas akademinis žodynas, naujos akademinės sampratos, kurias įvairūs mokslininkai rekomenduoja įtraukti į ugdymo procesą. Ir tai suvedama į 4 bendras tokios sritis, kad besimokantieji turėtų gebėti surinkti informaciją, kuri yra reikalinga tam tikrai veiklai atlikti, tam tikrai užduočiai atlikti, arba susiformuoti savo suvokimą, supratimą. Tai į tai vėlgi įeina tiek informacijos patikimumo nustatymas, tiek gebėjimas bendrauti įvairiose bendruomenėse ir iš jų gauti informaciją, su jomis dalintis informaciją. Kitas dalykas yra mokėjimas dirbti kartu bendrose mokymosi grupelėse. Trečias yra bendrai kurti autentiškus ir prasmingus suvokimo, taip sakant, artefaktus, suvokimo kaip parodoma, kad suvokimo išraiškas, gal tiksliausiai būtų taip įvardinti. Ir paskutinis labai svarbus dalykas, kad
savo darbu būtų dalinamasi su platesne auditorija, ar ne? Tai jeigu mes išeiname iš mokymosi grupelės, tai galbūt su visa klase, jeigu mes išeiname iš klasės, tai galbūt su visa mokyklos bendruomenė ir panašiai. Tai neabejoju, kad daugelis iš jūsų tai jau darote ir vizitų Jungtinėje karalystėje metu mačiau puikių pavyzdžių. Lietuvoje yra mokyklų, kurios turi savo projektų trečiadienius, tai vadinamus, kuomet mokiniai pristato savo kassavaitinius projektus ir netgi toje mokykloje vyrauja nuostata, kad trečiadienį sirgti yra nuodėmė, nes tai yra projektų trečiadienis, kuomet mes visi pristatome savo darbus. Taigi matome, kad čia yra puikus pavyzdys to, kaip veikia dalyvavimo kultūra, įtraukiama kultūra. Mokiniai patys nori mokytis ir noriu paskatinti jūs visus įtraukti savo mokinius ir naudotis šiais patarimais, gerinant ugdymo procesą.